1991 m. sausio 13 naktį Lietuva buvo be ginklų. Tačiau su žmonėmis. Tūkstančiai jų stojo ginti televizijos bokštą, radijo ir parlamentą. Jie stovėjo prieš tankus, prieš ginkluotą jėgą Ir prieš baimę. Ta naktį žuvo 14 civilių. Šimtai buvo sužeisti. Bet Lietuva neatsitraukė. Nes laisvė tada buvo ne idėja. Ji buvo kūnais užstotas kelias. Ji buvo rankomis laikoma tiesa. Praėjo metai. Praėjo dešimtmečiai. Lietuva išmoko stovėti, kalbėti savo balsu ir būti girdima. Šiandien esame Europos dalis. Demokratinė valstybė su kultūra, kuri kalba pasauliui. Su jaunais žmonėmis, kurie nebijo kurti. Su brandžia visuomenė, kuri prisimena. Sausio 13 mus išmokė nepykti, O saugoti, nerėkti, o kalbėti. Nebijoti ateities, o ją kurti. Mes žinome, iš kur atėjome. Todėl žinome, kur einame. Laisvė Lietuvoje nėra baigta istorija. ji gyva. Ji su mumis. Ji mumise. 1991 sausio 13 Yra gilus randas ir Atmintis, kuri veda į šviesą.